O kuri yra geresnė, tavo ar mano? Jau važiuoja pas tave. Rally Boheme. Koza nuo Tritono. Koza. Strongbolt. Na, nuo Tritono, tą žinome. Mes ją žinome. Turime dar tą mažą, bet šitos dvi yra panašesnės, todėl mane domina, kad neturėtumėte jausmo, jog esu kažkaip šališkas ar išankstinis, todėl vėl pasikviečiau Milaną. Jūs jį pažįstate, lygiai prieš metus Rally Boheme, jis čia taip pat buvo. Tada darėme tą osciliacinį aparatą, tiesa. Taip. Ir man atrodo, kad tai galėtų tave sudominti, nes mėgsti ožkas, kiek tave pažįstu ir esi technikas, todėl mane domina. Truputį jau apžiūrėjai tas ožkas iš anksto. Kas tau patinka labiau vienoje nei kitoje, ne šiaip pagal parametrus, kalbant apie apkrovą. Suspaudimo jėga ir panašiai, jos turėtų būti identiškos. Ar ten kitokia masė? Tiesa, tai išsiaiškinai. Taip, bet ne itin ryškiai apie 2 kg. Šitas yra sunkesnis nei Anas. 2 ar 3 kg. Bet taip pat atrodo masyvesnis. Šiek tvirtesnis. Bent jau iš pažiūros. Kad ten nėra tiek daug tų skylučių, tiesa? Taip. Mažiau palengvintas. Suteikia masyvesnį įspūdį. Galbūt mažiau suksis. Na, pamatysime. Kai pradėjai jį išardyti, ar pastebėjai ką nors, kokių nors skirtumų? Čia man visai patinka. Tas traktelėjimas. Baigta. Na, kokia ten valia tada jai? Yra kai kurie. Tų kamuoliukų ten nėra. Fiksavimo. Nėra fiksavimo rutuliukų. Čia tie fiksavimo rutuliukai laikui bėgant sukelia šiek tiek problemų. Reikia tikrai gerai įspausti. O tas pasvirimas teoriškai turėtų būti išsprendžiamas tuo, kad... Bet jei tau pavyks priveržti tą pusmėnulį. Kas taip ir yra, ir tai galima po 60 laipsnių. Tai galima pasukti 6 rungtynės. Galima nustatyti. Teoriškai tada taip, naudojant tai šiek tiek išsitempė. Taigi, galiu tai truputį grąžinti atgal. Taip. Bet, žiūrėk, tas laisvumas vis tiek visada yra taip. Ši konstrukcija anksčiau buvo parduodama po Triton prekės ženklu. Kodėl Triton dabar pradėjo gaminti šitą? Galbūt tai yra pigiau gaminti, tiesiog perleido. Ir jis to negamina, tiesa, tai irgi buvo sakoma. Perleido šį modelį, kuris dabar parduodamas be kita ko po Strongbolt prekės ženklų. Ir jis turi tarsi šį savo modelį. Na, Fainen. Pirmas dalykas, kurį matau, yra ta koja, ji yra kitokia. Taip. Ir ten yra greito užspaudimo ekscentrikas vietoj veržlės. Tas ekscentrikas yra geresnis nei šitas. Sukimas. Nematau esminio skirtumo. Konstrukcija yra labai panaši, ar ten yra ekscentrikas ar vieną kartą užveržtas. Ekscentrikas, sakyčiau, turėtų būti greitesnis, bet man atrodo, kad jei jį blogai uždėsi, sunku po juo įkišti pirštą. Taip, čia jis turi ir didesnę plokštelę, ir ant trečios kojos. Gali ją turėti, gali ir neturėti. Tiesa, ji gali būti atlenkiama. Taip, būtent tai. Taigi, žinoma, yra kamuolys. Galima ją naudoti ir nebūtina ją naudoti. Taip. Bet jei dirbate sode, lauke, tai galėtų būti privalumas, kad ji turi tą koją. Gali būti skylė, žemėje arba minkšta dirva. Aš tiesiog turėjau padėti po tuo faneros plokštę, kai nenorėjau, kad tai grimstų. Taip, tai ten, žinoma, tai privalumas. Taip. Jau turi turėti lentelę. Taip, tam. Tai turbūt tas pats. Taigi, išskleiskime viską. Taigi, 250 kg apkrova. 1000 kg spaudimo jėga, kas reiškia, kad maksimali. Leistina masė, kurią galite čia uždėti, yra 100 kg. Todėl iš to išplaukia, kad yra santykis 1:10. Taigi, jei paspausiu 20 kg, sukursiu 200 kg spaudimo jėgą. Jei paspausiu 100 kg, 1000 kg. Jei aš paspausiu, pavyzdžiui, 105 kg, tai tikrai dar sugebės didesnę spaudimo jėgą. Bet jau galite tai kažkaip sugadinti. Ar kažkaip. Ištyrai pavarų perjungimo sistemą. Aš ją studijavau ir supratau, kad ji yra keičiama ir aš galiu ją pasiskolinti iš tavęs, o tu gali pasiskolinti iš manęs. O, ačiū. To nežinojai, ar ne? Aš to nežinojau. Bet kaip tai įmanoma, kai čia yra 4 dantukai ant to akmens, o čia yra tik 2 dantukai? Nežinau. Žiūrėk, tai eina kaip per sviestą čia. Nežinau, kiek patikimai tai veikia. Man tai nejuda. O, jau taip. Kartais taip, kartais ne. Taigi, visiškai pakeisti negalima. Na, taigi atstumas tikriausiai nėra visiškai vienodas. Ir tie 4 akmenys ne visada įlenda į tas skylės.
Kol kas čia, kur yra tik dvi skylutės, tai iš esmės. Šis atstumas taip nėra lemiamas. Įdomu, žinai, kas man dabar šovė į galvą? Nežinau, galbūt to nebandėte. Jis ten. Nėra jungiamoji dimensija. Susijęs matmuo. Tai turi man paaiškinti. Kai pasiekiu jau tą ribinę vertę, kai man čia jau. Supranti? Taip, neleidžia. Taip. Čia yra kažkokia vertė, tiesa, konkrečiai. Pavyzdžiui, 43 cm maždaug. Ir gali atsitikti, kad kai tai pasuki, tada ruošinys arba medžiagos. Pažiūrėsime, ar čia su tuo, kurio ten tiesiog neužspausi. 49. Taigi, čia su tuo neoriginaliu. Na, su tuo neoriginaliu judėjimu arba su ta judančia žandikauliu. Čia yra 3,96 cm. Tik ta skylė kaip. Na ir pabandykime tai. Prašau. Tai reiškia, kad tai yra trumpesnis. Taip, šis žandikaulis yra trumpesnis. Visas gaminys taip pat užspaudžia. Šiek tiek mažiau nei originalas. Ak, oi. Taip, matosi. Žiūrėk, kad čia gale. Iš tikrųjų trūksta dalies, o kai tai įstatau, tai iš tikrųjų taip, iki galo. Taigi taip, tai turi trūkumą. Mažesnė maksimalią talpą, bet vėlgi yra mažesnė. Tarpas, kurioje negali užspausti ruošinio. Tuo tarpu čia, nors ir turi ilgesnį užspaudimą, bet vėlgi yra apie 16 cm, kurių tiesiog negali užspausti. Manau, kad tai gaila, kad neišnaudojo šios erdvės ir nepadarė to ilgesnio. Ir vėl. Kai kam tai gali būti apribojimas. Kažkas, kas pjauna plokščių medžiagas, pavyzdžiui, ant to, ir ima formatą metras, ant 2. Aišku, tai čia metro neužspausi 5 cm. Ten užspausi metrą ir net 2 cm, nors žada metrą. Ir vis tiek ten yra skylė. Nors tik 6 cm, bet vis tiek yra, todėl sutrumpinimu neišsprendė to nesujungimo. Taip. Tik pastebėjau, kad čia truputį kitaip išspręsta, kai darai tas guminės dalis, kad čia tikrai yra su inbusu, todėl negali to pamesti, kaip man matyti pavyko, kad čia iš vienos pusės tikrai kitaip išslydo iš tų kaiščių. Aš ją kažkur turiu, kad visai nebūčiau pametęs, bet taip, čia atrodo, žinoma, šiek tiek ilgesnis procesas, bet pagrindinis valdymo mechanizmas, tai man atrodo visiškai tas pats. Ten nematau skirtumo. Aišku. Be to, kojos turi skylės, kad būtų galima prisukti prie grindų, tai turbūt tas pats. Žiūriu, gale yra guminės kažkokios antivibracinės pagalvėlės dirbtuvėm. Jei nereikalaučiau tvirtinti to plokščio metro ilgio medžiagos, manau, kad šiuo metu lemtų kaina. Taigi, šis... Kiekvienas nori tai išgirsti dar kartą. Kaina, sakoma, būtų lemiama. Taip, jie kainuoja maždaug tiek pat. Jei ši būtų žymiai pigesnė, manau, man užtektų. Tikrai. Plius, minus, jie yra vienodai brangus. Galbūt ši gali būti pigesnė, tada kita. Manau, kad tau labiau patinka šis. Tai tritonų yra kaip standartas, o Strongbolde to neradome. Skylė yra paruošta. Tai yra. Kaištis tinka. Kaištis ten netinka, tai nėra keičiama, bet tai nesvarbu, nes aš jau galiu įdėti visą šią žandikaulį. Matau, kas nors mums rašys, kaištis yra kažkur apačioje, nepastebėtumėte. Tai įmanoma, mes net instrukcijoje neradome, greitai pažiūrėjome. Aš žiūrėjau, kur tai galėtų būti. Ir mes jo neradome. Taigi, tai yra kaip papildoma įranga, kaip čia dedamos kai kurios atramos. Taip pat turite nusipirkti kaištį, bet galite įdėti bet kokį varžtą. Nežinau, kas tai yra, M10 ar kas. To mes nebandėme. Kartais tai yra naudinga, kai tai yra taip prispausta ir jūs negalite to ranką atstumti, kad negalite čia sugriebti, tai turi savo prasmę, kitaip to nereikia. Taip, kaištis, jis tave įtikino, suprantu. Taip, kitaip ten yra tam tos skylutės viena iš vienos pusės. Čia yra iš vienos pusės. Ne čia, nei padėti tą kaištį čia turbūt nėra. Nei padėti, taigi ten tikrai turbūt nėra. Na taip, tai blogai. Bet man, pavyzdžiui, patinka tai, kad čia yra tie 4 dantukai. Jei 2 sulūžtų, vis tiek turėtum dar 2. Čia yra tik 2. Taigi čia traukia 4 dantimis. Dar paskutinis dalykas, bet tai labiau toks. Argumentas, žinoma, marketinginis. Strong taip pat skamba gerai, Strongbolt, bet kas nemoka angliškai, tam tai nieko nesako. Tai Strongbolt gerai.
ir kaip super JAV, super žandikauliai, bet dar XXL, taip. Tai kaip parduodama Lidlu per tą XXL savaitę. Tai galėtų įtikinti žmonės. Baigiam juokauti. Taigi ačiū Milanai už tavo pastebėjimus, bent jau ta žandikaulių kaita įdomi. Jei tai pirkčiau malkų pjovimui grandininių pjūklų, man visiškai nesvarbu, ar tai užspaudžia metrą ar ne. Tikrai taip ir tokius žandikaulius galima įsigyti abiem tipams, kiekvienas turi šiek tiek skirtingus. Be to, čia daugiau tos kepurėlės uždėtos ant viršaus, ar ne? Šiek tiek išspręsti detalės. Paskutinis dalykas, taigi susidarykite savo nuomonę, įsigykite tai, kas jums patinka. Na, ačiū, kad žiūrėjote, būkite laimingi ir darykite ką nors. Na, galbūt. Kada mes važiuojame? Mes laimėsime. Viena akimirka, viena akimirka. Ir čia taip pat yra rankenėlė. Žmonės girdėjai, kad ten tą, prašau, aš pabandysiu šitą. Ji tikrai lengvesnė, žmogau, tai pastebima. Ne, tikrai ne. Gerai, 2 kilogramai. Ta plokštelė atsidaro į išorę, ne į vidų. Taip turi ją pasukti. Kas yra pastebima, kad ta rutuliukas yra taip aiškus. Na, o paskutinis dalykas, tu negali to ten taip valdyti. O aš galiu. Ir tai man yra labai svarbu. Ką? Dėmei. Na, ten, bet jau nebeturi taip subalansuota kaip čia. Ei, aš noriu ten to. Vėlų, viso gero. Iki.